Tai yra 39-oji karo Irane diena. Šiuo metu apie šią temą esu pasakęs gerokai daugiau nei 100 000 žodžių. Tačiau mes dar neišsamei aptarėme jokių ginkluotų išpolių, kuriuos vykdė nevalstybiniai veikėjai. Irano viduje ne viena kovotojų grupuotė nėra atidariusi partizaninio karo fronto. Kiek mums žinoma, jokios kovotojų grupuotės taip pat neužpuolė vyriausybės. Kažkas panašaus vyksta ir už Irano ribų, ir būtent ten šiandien sutelksime dėmesį. Jokios kovotojų grupuotės neužpuolė Jungtinių valstijų. Daugiausia, ką esame pastebėję, tai keli pavieniai vienišo vilko išpoliai, dažnai turintys silpnų ryšių su Iranu. Tai kelia nerimą, taip, bet tai nėra tas pats, kas tai, ką organizuoja tinklas su keliomis ląstelėmis. Irake buvo šiitų grupuotė, kuri pagrobė amerikiečių žurnalistę Shelley Kittleson, bet tai atrodo nesusiję su procesu ir dėl to sulaukė palyginti mažai žiniasklaidos dėmesio. Iš tikrųjų, artimiausi dalykai, kuriuos galime laikyti tikrais kovotojų grupuočių veiksmais, yra Izraelio fronto atidarimas prieš Hezbollah, Jemeno husių bandymai priminti pasauliui, kad jie vis dar egzistuoja, ir galimos naujos grupuotės išpoliai įvairiose Europos šalyse. Hezbollah atvejis iš tikrųjų nesiskaito, nes tai jau vyko Irano karo pradžios metu. Husių klausimas užtruko, kol iškilo ir buvo gana tylus. O Europa yra Europa, todėl situacija tampa dar keistesnė, ypač turint omenyje, kad žemynas bando likti nuošalyje nuo karo. Kadangi pyktis jaučiamas iš visų pusių, rimtesnių įvykių trūkumas JAV pusėje anapus Atlanto gali šiek tiek nustebinti. Taip, atrodo, kad arabų vyriausybės neskuba užbaigti karo. Ir sunku įvertinti visuomenės nuomonę tose atitinkamose šalyse, tačiau regione yra daug paprastų piliečių, supykusių ant Jungtinių valstijų ir Izraelio. Be to, nereikia daugumos, kad kiltų problema, užtenka kelių labai motyvuotų žmonių. Šiuo požiūriu galite prisiminti, kaip kovotojų grupuotės turi iškreiptą verslo modelį. Išpolių vykdymas pritraukia didesnį palaikymą jų organizacijai, tiek pinigų, tiek žmogiškųjų išteklių prasme. Kartais tas palaikymas ateina iš vyriausybių, pavyzdžiui, Irano vyriausybės, kuri sukūrė visą pasipriešinimo ašį. Ir todėl, kai padidėja latentinė paklausa remti pusiau formalizuotą pasipriešinimą, galime tikėtis atitinkamo pusiau formalizuoto pasipriešinimo augimo. Tačiau daugiausia ten tylu kaip kapuose. Taigi šiandien pabandykime išspręsti šią mįslę, kai viską užkursime ir išvaikysime tą tylą. Pradėsime nuo to, ką darė arba nedarė husių grupuotė, nes ten atsakymas aiškesnis. Po to pereisime prie keistesnio atvejo, kas vyksta Europoje. Tada aptarsime keistą politinę situaciją, kurioje atsidūrė Jungtinės valstijos. Ir galiausiai pasvarstysiu, ką apie visą tai galvoja Iranas. Bet pereikime prie husių. Praėjo mažiau nei metai nuo tada, kai Jungtinės valstijos bombardavo šią grupuotę, atsakydamos į jų smūgius laivybą į Raudonojoje jūroje. Na, Husai vėl imasi veiksmų, paleido kelias raketas į Izraelį ir grasina uždaryti sąsiaurį. Ne tą. Kodėl žaidimo kūrėjas turėjo mums duoti du pagrindinius strateginius siaurumus taip arti vienas kito šiame žemėlapyje? Nors dabartiniai husių veiksmai yra atsakas į Izraelio smūgius prieš Hezbollah, ankstesnis Bab el-Mandabo sąsiaurio uždarimas buvo atsakas į Gazos karą. Ir iš tiesų dėl tos kampanijos husiai dar labiau užgarsėjo. Paprastai čia pateikčiau keletą skaičių, kad pagrįsčiau šį teiginį. Deja, Husai neskelbia nei verbavimo, nei lėšų rinkimo skaičių, todėl šiuo atveju turėsime pasikliauti tik nuojautą. Peršokant į dabartį, priežastis, kodėl husiai taip ilgai nieko nesijėmė ir vis dar nedaug nuveikė, yra ta, kad jie nebeturi prieigos prie savo pagrindinio rėmėjo. Jie ištvėrė 2 mėnesius operacijos Rough Rider, nes galėjo gauti papildymų iš Irano. Tačiau šiandien Iranas nebėra tokioje padėtyje, kad galėtų suteikti tą pačią paramą. Vyriausybė turi pilnas rankas reikalų su Jungtinėmis valstijomis. Šiuo metu husių pagrindinis tikslas yra taupyti amuniciją, kad atgrasytų Jungtinės valstijas arba Izraelį nuo pernelyg drąsių veiksmų. Į Izraelį paleistos raketos padėjo husijams vėl atsidurti dėmesio centre. Štai ir dabartinis pavyzdys. Tačiau būtų netikėta, jei ten įvyktų dar daugiau. Bet, dieve mano, tai turėtų rimtų pasekmių. Kadangi Hormūzo sąsiauris užblokuotas, Saudo Arabija dalį naftos pumpuoja vamzdynais į vakarus, kad galėtų ją išgabenti per Raudonąją jūrą.
Jeigu Bab el-Mandabo sąsiauris taip pat būtų užblokuotas, Saudo Arabijos nafta turėtų keliauti per Sueko kanalą ir apiplaukti visą Afriką, kad pasiektų Aziją. Iš tikrųjų, šis aptarimas iš dalies atsako į mįslę, kurią nagrinėja likusi šio vaizdo įrašo dalis. Gali būti tiesa, kad karas padidino visuomenės palaikymą ginkluotoms grupuotėms imtis veiksmų. Tačiau jei šis padidėjimas yra daugiau nei kompensuojamas patikimos Irano paramos praradimu, tuomet visa kita tampa tik teorija, o Jungtinės valstijos ir Izraelis pasiekė vieną pagrindinių savo konflikto tikslų. Kita vertus, buvo šiek tiek rimtesnių veiksmų, tačiau grupė buvo aktyvi tik Europoje. Šios istorijos buvo lengva nepastebėti, jei gyvenate Jungtinėse valstijose, tačiau ji turi svarbių pasekmių tiems, kurie yra kitoje Atlanto pusėje. Taigi, skirkime akimirką ir apžvelkime žemyną. Kovo 9-ąją tai buvo sinagoga Liežo mieste, Belgijoje. Kovo 13-ąją tai buvo kita sinagoga Rotterdame, Nyderlanduose. Kovo 16-ąją Amsterdame buvo susprogdintas savadarbis sprogmuo, kuris atrodo buvo nukreiptas į BNY Mellon. Kovo 23-ąją tai buvo žydų savanorių valdomas greitosios pagalbos mašinos Londone, Anglijoje. Kovo 24-ąją Antverpene, Belgijoje buvo padegtas automobilis. Kovo 28-ąją Paryžiuje, Prancūzijoje buvo užkirstas kelias išpuoliui prieš Bank of America filialą. Kas stovi už šių išpuolių? Tikėtina, kad Ješabas Al-Jaminas, kuris arba prisijėmė atsakomybę už kiekvieną iš šių išpuolių, arba yra įtariamas esąs jų organizatorius. Ši grupuotė iš esmės atsirado iš niekur kovo mėnesį, matyt siekdama patraukti visuomenės dėmesį įtemptų momentu. Niekas iš tikrųjų nėra tikras, kas stovi už šios organizacijos. Tiek Izraelio, tiek Europos pareigūnai išreiškė įsitikinimą, kad tai gali būti tiesiog Iranas, bandantis pakeisti įvaizdį ir išlaikyti įtikinamo neigimo galimybę. Be to, kad ši grupė apskritai egzistuoja, čia reikia paminėti du svarbius dalykus. Pirma, Europa nedaug ką nuveikė, išskyrus policinės priemonės. Modelyje, kuriame išpoliai laikomi lėšų rinkimo kampanijomis, tai nėra gera strategija. Grupė turi priimti kompromisą. Išpoliai veikia kaip reklama, tačiau kartu sukelia atsakomąją reakciją iš taikinio pusės, kuri galiausiai gali pabloginti grupės padėtį. Tačiau jei galite pulti nesulaukdami atsako, galite rodyti savo iškreiptą reklamą be to veiksmio rizikos. Tai dar labiau padaro taikinį patrauklų kitai atakų bangai. Žinau, kad Europa laiko Irano operaciją ne savo karu. Tai suprantama, turint omenyje, kad Europos šalys nepradėjo šio karo, o Jungtinės valstijos beveik nesitarė su jomis prieš pradėdamos veiksmus. Tačiau nuolatinės Irano atakos, nepaisant to, vienaip ar kitaip pavers šį karą Europos karu. Antra, tai yra ginkluotos atakos Šiaurės Atlanto regione. Kažkas kažkuriuo metu gali iškelti 5 straipsnio klausimą, kas atrodo kaip tobulos chaoso akcentas šiam smagiam šių metų sekmadieniui NATO politikoje. Grįžtant į Jungtinės valstijas, kol kas viskas buvo palyginti ramu. Pagrindiniai žodžiai čia yra kol kas, nes kovotojų grupuotės ne visada pasiruošusios pulti per naktį, ypač kai joms gali tekti organizuoti veiklą kitoje Atlanto pusėje. Subtilus priminimas, kad Jungtinės valstijos radikalizavo kai kuriuos asmenis artimuosiuose rytuose, įkurdamos bazes Persijos įlankos karo metu, tačiau prireikė 10 metų, kol Jungtinės valstijos tai iš tikrųjų pastebėjo, net jei ta grupuotė tuo metu jau buvo aktyvi. Kitaip tariant, nesijauskite saugiai vien dėl to, kad praėjo daugiau nei mėnuo be rimtų incidentų. Vis dėlto yra daugybė trumpalaikių pažeidžiamumų, dėl kurių Jungtinės valstijos turi nerimauti. Iranas iš esmės pateikė pasauliui šio plano pavyzdį, kelis kartus užpuldama JAF ambasadą Irake. Ypač šis incidentas, kai dronas pakankamai ilgai sklandė virš teritorijos, kad visi internete galėtų puikiai apžiūrėti kompleksą. Turėkite omenyje, kad Irakas turėtų būti labiau įtvirtintas nei dauguma vietuš, todėl jei tai įmanoma ten, tai įmanoma beveik visur. Taip pat išsamiai aptarėme visas saugumo rizikas kitoje sienos su Meksika pusėje, todėl apie jas nebekalbėsiu. Tačiau turėtume bent jau suvokti galimybę, kad Irano vyriausybė išgyvens šį karą ir pradės atkurti savo atsargas. Kaila klausimas. Ar Meksikos kartelis galėtų aktyviai bendradarbiauti su Iranu, jei finansinės perspektyvos būtų tinkamos? Be šių paprastų dalykų, čia slypi sudėtingesnė vidaus politikos istorija, kurią verta panagrinėti. 1,5 mėnesio transporto saugumo administracija buvo atskirta nuo federalinio finansavimo.
Tai buvo Kongreso demokratų strategija, siekiant sutrukdyti imigracijos ir muitinės tarnybai paralyžiuoti įprastą socialinį gyvenimą daugelyje didžiųjų JAV miestų. Imigracijos ir muitinės tarnyba priklauso vidaus saugumo departamentui, todėl demokratai inicijavo dalinį vyriausybės darbo sustabdymą, palietusi tik tą departamentą. Pasekmės buvo įdomios. Transporto saugumo administracijos agentai, taip pat priklausantis vidaus saugumo departamentui, negavo kelių atlyginimų. Tada jie pradėjo neiti į darbą, dėl to oro uostose susidarė didžiulės eilės. Visi mėgstame eiles, bet ne tokias eiles. Tuo tarpu ICE tiesiog veikė kaip įprasta. Jie taip pat gali priklausyti nefinansuojamam vidaus saugumo departamentui, tačiau ankstesnis asignavimų įstatymas užtikrino jiems finansavimą numatomai ateičiai. Tai sukūrė keistą situaciją, kai Trumpo administracija paskyrė ICE agentus padėti oro uostų saugumui, tačiau tai turėjo mažai praktinės naudos, nes jie nėra apmokyti tokiems darbams. Kad būtų aišku, taip veikia vyriausybės uždarimai. Mažumos partija taikosi į kažką arba į viską, visiškai nesusijusi su pagrindiniu klausimu, kad priverstų imtis veiksmų dėl konkretaus klausimo. Šiuo atveju naujų apribojimų taikymas imigracijos ir muitinės tarnybos AIMT agentams. Tačiau ši strategija turėjo akivaizdžią politinę riziką. Šiuo metu demokratai atrodo esantys puikioje pozicijoje dideliems laimėjimams kadencijos vidurio rinkimuose per lapkričio rinkimus. Viena iš nedaugelio dalykų, kurie galėtų tai pakeisti, būtų išpuolis prieš aviacijos sektorių. Politinės reklamos kuriasi pačios. Demokratai atsisako finansuoti TSA ir dabar 100 žmonių yra mirę. Dabar suprantu, kad jūs asmeniškai galbūt taip nesijaučiate, o be to galų gale galite kaltinti Trumpą už tai, kad sukūrė sąlygas tokiam išpuoliui. Bet tas reklaminis klipas nėra skirtas jums. Jis skirtas nepriklausomiems rinkėjams, kurie tradiciškai balsuoja už respublikonus ir yra susirūpinę būtent tokio pobūdžio klausimais. Ir tai bus veiksminga. TSA agentai vėl pradėjo gauti atlyginimą kovo 30 dieną pagal Donaldo Trumpo vykdomąjį įsakymą, kurį teismai netrukus turės nagrinėti. Tačiau tai išlieka diskusijų tema kongrese ir nesu tikras, ar kongreso demokratai visiškai suvokia čia esančią riziką. Galiausiai, turėtume trumpai pagalvoti apie Irano paskatas šiuo metu skatinti išpuolius prieš JAV teritoriją. Praėjusią savaitę nuolat kartojosi tema, kaip šis karas beveik išimtinai vyksta amerikiečių piniginėse, o ne mūšio lauke. Teheranas labiausiai nori padidinti kainas degalinėse, tikėdamasis, kad amerikiečiai privers Trumpą pasitraukti iš Irano. Todėl ir atsirado nebranduolinė galimybė uždaryti Hormūzo sąsiaurį ir visi su tuo susiję malonumai. Šiuo metu šią strategiją apibūdinčiau kaip veikiančią, tačiau reikia pažymėti, kad veikia dar nereiškia suveikia ir dar ilgas kelias, kol pirmasis taps antruoju. Nesvarbu, kad per tą laiką gali būti numesta dar daug bombų ir galbūt teks ieškoti dar vieno naujo aukščiausiojo lyderio, jei dabartinis apskritai dar gyvas. Mano biudžetas pagaliukų žmogeliukams čia jau senka, todėl tikiuosi, kad tai baigsis anksčiau negu vėliau. Esmė ta, jei tavo strategija juda teisinga kryptimi, bloga mintis pradėti neapgalvotai rizikuoti. Naudoti didelės variacijos taktiką yra protingiau, kai yra mažesnė nuostolių rizika. Todėl Iranas gali nenorėti skatinti tokių atakų, bent jau kol kas. Kol kas Trumpui dar nepasireiškia susitelkimo aplink vėliavą efektas. Kaip jau buvo užsiminta anksčiau, galima įsivaizduoti, kad susitelkimo aplink vėliavą efektas gali ir neatsirasti, net jei būtų smogta JAV teritorijai. Tačiau visa tai gali smarkiai atsisukti prieš juos, jei tas lūkestis pasirodys klaidingas. Ir Irano karo eiga rodo, kad Iranui gali būti naudingesnis atsargesnis požiūris. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime išsinešti šiandien? Hutėjai tiesiog nori išlikti svarbus, bet negali padaryti daug daugiau. Europa gali būti vienintelė vieta, kur Iranas ar jo statytiniai bando veikti. Jungtinės valstijos turi keletą pažeidžiamų vietų, tačiau Iranas žaidžia su ugnimi, jei bandys išnaudoti bent vieną iš jų. Čia, pagrindinėme kanale kol kas ramu, bet užsukite į Lines on Maps Extra, jei norite išgirsti mano nevaldomą versiją, kalbančią apie karo planus. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti ir pasimatysime kitą kartą. Saugokite save.